Mano miela draugė, praėjo tiek daug laiko nuo mūsų paskutinio pokalbio, bet aš nežinojau, kad tavo paskutinis atodūsis bus toks greitas. VŠI Gerumo rankos jau 4 metus organizuoja renginį Stay With Me. Renginį skirtą visuomenėje atkreipti dėmesį, kad mažintų savižudybių skaičių Lietuvoje. Toksai yra reiškinys, kad dažnai jaunuoliai pakelia prieš save ranką ir atsirado poreikis kalbėti apie tai ir gvildenti šitą temą. Norėjom kalbėti apie tai garsiai ir užkirsti tam kelią. Ir traukėme daugybę organizacijų, kur galėtų jaunuoliai kreiptis ir rasti pagalbą. Matom, kad iš tikrųjų naudinga yra šviesti jaunimą, kaip gali savo padėti ir kitam. Žmogui reikia labai paprastų dalykų, iš tikrųjų būti išgirstam, pamatytam, suprastam. Ir tam nereikia kažkokių tai ypatingų būdų. Žmogui reikia žmogaus. Ir šitas renginys ir yra tam, kad žmogus neužsidarytų vienas, ar ne, kad jisai jaustųsi, kad jis yra matomas, kad jisai yra girdimas. Aš manau, kad apskritai kalbėjimas apie emocinę sveikatą, apie emocinę būklę yra labai svarbu. Manau, kad šiek tiek ir buvo iššūkis sukurti tokį renginį, kuris tuo pačiu būtų ir patrauklus, bet tuo pačiu ir kalbėtų apie dalykus, kurie nėra visai populiarūs dar kol kas kalbėtų mūsų visuomeniai. Tikrai turiu artimam rate žmonių, kurie žinau, kad vienokiu ar kitokiu gyvenimo periodu yra galvoję apie savižudybę ir tikrai manau, kad šitas renginys yra ir man asmeniškai labai svarbus ir brangus. Šio renginio metu buvo daug tokių asmeninių, jautrių žinučių, kuriomis dalinosi patys pranešėjai ir jie galėjo tą asmenę savo patirtimi labiau atkreipti dėmesį į ką reikėtų daryti, kad šitokių tragiškų situacijų išvengti. Ačiū už pasidalinimus, tai kaip ir išgirdom, labai svarbu būti tuo tiltu, kuris palydi iki pagalbos ir lygiai taip pačiai nebijoti kreiptis į pagalbos linijas, nes būtent tam jos ir yra sukurtos. Lūkestis apie tai garsiai kalbėti, apie šitą temą, kad kuo daugiau pasklistų tą žinią, kad tą žinutę gautų tas žmogus, kuriam šiandien yra sunku, kuris šiandien yra krizėje ir kad jisai nėra vienas. Ne visai yra patogu ateiti į renginį, bet galbūt jie sako, aš einu paklausyti koncerto, ar aš ateinu, galbūt ten kažkas mane traukia, galbūt kažkokia organizacija arba kažkokios temos aktualios, bet iš tikrųjų jie gali išgirsti tą informaciją, galbūt gauti palaikymus, sužinoti, kur gali kreiptis. Tai aš manau, kad po truputėlį, kad išplis visai visuomenėje ir tai nebus vieną kartą per metus. Tikiuosi, kad renginys vis didės ir ateis vis daugiau žmonių kalbėtis tokiom temom ir kad galėsim vis jautriau, galbūt net kažkaip pasiūlyti ir intymiau žmonėm pasikalbėti su specialistais renginio metu, kad jie galbūt gautų ir tas pačias trumpas konsultacijas ir tiesiog užmėgstų tą pirminį ryšį. Ir tikiuosi, kad šitam renginį kuo toliau, tuo daugiau organizacijų įsitrauks ir gal kas ten žino, kažkada turėsim renginį ir Žalgirio arenoj. Norėtų mano šaliko ar širdies, vis tiek tikiu, bent kuris sušilt padės, norėtum dėti galvą ant mano peties. Vis tiek geriau po du nei po vieną rėkt. Ir nekenčiu to, kad negaliu tau pasakyti, jog tavęs pasiilgau. Visada pasiilgsiu ir niekada tavęs nepamiršiu.